Labą dieną. Ar girdisi mane, Rena? Taip, Labą dieną. Gerbiami visuomenės nariai suinteresuoti asmenys ir šiaip Dievo malonėje gyvenantys žmonės, pradedame sandėliavimo paskirties pastato Didžioji gatvė 14A Vilniuje, paskirties keitimo į klebono gyvenamąjį namą, kapitalinio remonto projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrą. Pagal reglamentą pradžiai turėtumėm išsirinkti susirinkimo pirmininką ir susirinkimo sekretorių. Prisistatau, aš būsiu Miroslavas Radiūnas, statytojo įgaliotas asmuo, ir susirinkime dalyvauja projekto architektė Renata Miniotaitė. Siūlyčiau save gal į susirinkimo sekretorius, o susirinkimo pirmininkę pasiūlysiu Renatą, jeigu Renata nieko prieš. taip, nieko prieš. Gerai, tai susirinkimo pirmininkas Renata Miniotaitė, susirinkimo sekretorius Miroslavas Radiūnas. Tai pradžioje šiek tiek prieš istorijas, tai yra pagal restituciją, atgautas yra ir naudojamas Vilniaus arkivyskupijos, Vilniaus stačiatikių arkivyskupijos pastatas Didžioji 14A. Jisai prieškario laikotarpio priklausė arkivyskupijai. Po to buvo nacionalizuotas sovietmečiu ir sovietmečiu pritaikytas gamybiniai paskirčiai, nors iš esmės jo istorinė paskirtis ir buvo klebonija, sakykime, arba klebono namas. Kaip toksai, tai tame pastate sovietmečiu veikė spaustuvė, knygrišykla. Po restitucijos, atgavus arkivyskupijai savo turtą atgal į nuosavybę, pastatas buvo naudojamas, taip sakant, religiniai ir visuomeniniai paskirčiai, tai yra jame gyveno klebonas, bažnyčios patarnautojai, vykdavo susirinkimai tikinčiųjų žmonių. Veikla prieštaravo, sakykime, sovietmečiam nustatytai pastato paskirčiai. Tai šiuo projektu iš esmės kaip ir atstatoma pastato paskirtis, kokia jinai buvo. Įvertinant aplinkinę situaciją, kad pastatas stovi gyvenamųjų daugiabučių ir socialinių būstų naudojimo būdo sklype, bei vienbučių dvibučių gyvenamųjų namų naudojimo būdo sklype. Yra du naudojami šitie būdai patvirtinti žemės sklypui Didžioji gatvė 10A. Ilgai buvo ieškota, kaip čia tą paskirtį pavadinti, ir kadangi ten vyksta ir ne tik gyvena klebonas, bet ir yra numatoma gal daryti vaikų sekmadieninę mokyklėlę, susirinkimui, taip sakant, skirti tikinčiųjų erdvės. Su plėtros specialistais buvo prieita, kad namą pavadinsim klebono namu, o paskirtyje nurodysim, kad įvairių socialinių grupių pastatas bus. Tai pastatas neprieštaraus nei žemės naudojimo būdui, nei iš esmės faktiniam naudojimo būdui, o tuo pačiu turės pavadinimą kaip klebono namą. Tai čia tiek prieš istorijas, ir gal apie pačius sprendinius paprašysiu, kad pristatytų architektė Renata projektinių pasiūlymus. Gerai.
Tai sveiki, tuoj parodysiu projektinius pasiūlymus. Tai čia ar matote ekrane schemą? Tai Taip, pradėjo matytis. gerai, tai labai gerai. Čia mes matome esamą situaciją. Pastatas yra sklype Didžioji gatvė 10A. Pastatas pats yra Didžioji gatvė 14A. Šiuo metu jo paskirtis sandėliavimo, jis atrodo štai šitaip. Kadangi pati pastato padėtis yra prie cerkvės, tai būtent pastato įėjimas ir pagrindinis fasadas yra nukreipti prie cerkvės, nes pagal ankstesnę paskirtį, kaip pasakojo Miroslavas, buvo klebono namas, prasme jis priklausė būtent šitam kompleksui cerkvės. Ir šiuo metu susidariusi situacija yra ta, kad jisai yra kitam sklype. Tų sklypų pasidalinimas buvo tikrai skirtingais laikotarpiais ir sovietmečiu jisai buvo dar labiau atskirtas būtent sklypo ribomis, o dabar sklypo riba yra ties pagrindiniu fasadu ir realiai iš vieno sklypo susijungia kaip ir per tą pagrindinį įėjimą. Anksčiau čia kitoj pusėj visas pastatas yra sklype 10A ir būtent šitoj daly, kuri visa patenka į bendrą sklypą su kitais pastatais, yra palikta ugniasienė su, čia matosi langai, bet buvo ir įėjimas ir laipteliai. Dabar tų laiptelių ir įėjimo nėra, tai faktiškai nors ir yra naudojamos tvarka, ta prasme, nustatyta būtent sklypo bendraturčio, naudojimasis yra grinai iš cerkvės sklypo. Parkavimas ir visos ūkio reikmės privažiavimas yra iš Didžiosios gatvės ir parkuojasi valstybiniai kaip ir žemėj, netoli pastato, bet štai čia matosi fotofiksacija numeris 2, kur tai vyksta ir kaip ir realiai pastatas yra bendram sklype, bet naudojimasis visas yra komplekso teritorijoje. Tai apie sprendinius būtų sekančiame lape. Mes, kaip ir ta istorija šiek tiek yra linesnė, sandėliavimo paskirties pastatas, jis buvo numatytas sovietmečiu, bet būtent ieškant tos paskirties, kokią čia padaryti klebono namui, buvo ieškoma būdų, kaip tą realizuoti projektą ir buvo stoglangiai įrengti, projekto sprendiniais numatyti įrengti stoglangiai, išplanavimas patalpų, bet mes kaip ir tos paskirties nebuvome keitę. Tai čia buvo gautas leidimas būtent tokiems sprendiniams, kokius matote šituose pasiūlymuose, tiesiog mes šiuo etapu keičiame paskirtį. Tai visi šitie sprendiniai jau buvo kaip ir numatyti, suderinti, gautas leidimas, bet šiuo etapu mes būtent gavome tą atsakymą, kaip būtent galima būtų pritaikyti tą pastatą klebono namui. Klebono name
yra aptarnavimo patalpos numatytos ir pats klebono butas. Gal aš, Renata, papildysiu. Šiuo metu yra gautas statybos leidimas kapitaliniam remontui, kurio sprendiniais, kaip minėjai, yra įrengti šitie stoglangiai. Bet Stoglangiai dar kol kas nėra įrengti. yra gautas leidimas šitiems Yra stoglangiams. gautas leidimas ir sprendiniai derinti su kultūros paveldu, būtent tam kapitaliniam remontui. O Taip, šiuo metu todėl mes keičiame paskirtį, kad galėtų su šito klebonas paskirties keitimo projektu mes panaikinsim buvusį statybą leidžiantį dokumentą, todėl mūsų projektiniuose pasiūlymuose yra kapitalinio remonto statybos rūšis, kadangi ne iki galo įrengti stoglangiai. Tai tiek norėjau. Taip. Štai šiuo metu mūsų išplanavimas atrodo, kaip buvo numatyta kapitalinio remonto projektų prieš tai, kuriam gautas leidimas, tos kaip pirmas aukštas turi savo paplanavimą, mes jo nekeičiam, o antrame aukšte irgi tų tokių pakeitimų nėra, yra pritaikymas pastogiais ir stoglangių įrengimas, kadangi šitie darbai nebuvo kaip ir padaryti, tai matome, kad dar yra darbų ir stoglangius įrengti, ir stogą apšiltinti, bet tūrio mes nekeičiam, todėl kaip ir viskas lieka tos pačios struktūros. Stoglangių kompozicija, štai matote fasade, jis yra vienšlaičio namo pagrindinis fasadas, kitoj pusėje kaip ir mes nieko neturim ir vaizdinės tokios informacijos galime pamatyti tik čia. Pastogėje, kaip matome, yra Gal parodyk pjūvį dėl didesnio aiškumo. O pjūvis? Pjūvyje mes matome, kad yra tūriniai stoglangiai įrenginėjami. Jie nėra tokie kaip dideli, tas toks minimalus aukštis nurodytas, kiek telpa toj pastogiai. O kitoj daly krūtuvinių stoglangių nėra, pastogiai yra ganėtinai su nuolydžiu ir nesiplečia. Kaip dėl organizavimo sklype, tai nors pats pastatas naudojasi būtent cerkvės sklypu, kuriame stovi cerkvė, ir valstybinė žemės sklypu, čia dėl įvažiavimo, nes kaip ir vienintelė vieta, kur gali pasiekti. Tai mes kaip ir turim vadovautis dokumentais ir parodyti visą esamą situaciją, kokia yra sklype, kuriame faktiškai stovi pastatas. Ir tas pastatas turi naudojimosi tvarką, ta tvarka yra numatyta bendraturčių. Štai šitoj vietoj tarp dviejų pastatų, 10 ir 14. Nesimato, žinok, sklypo plano, dabar tik tai matosi fasadas dar jau. Ai, dar matosi, palaukit. Pasižiūriu, ką jūs matot. Pabandysiu iš naujo. Gerai, dabar turėtų matytis. Va, štai čia yra mūsų sklypo planas. Geltonai pažymėtas pastatas yra didžioji 14A ir jeigu į dešinę pažiūrėsim, yra toks plotas pilkas, tai ten tarp pastato,
kuris šiek tiek toks gelsvesnis. Yra vartai, ten yra tas būtent didžioji 14A plotas, kurio naudojasi, bet realiai jie ten kaip ir neturi kaip pilnai naudotis, nes nėra nei įėjimo, nei kažkokių kitų būdų patekti į pastatą. Tai va, matote žalią zoną, esama, jos yra pakankamas kiekis, istoriškai susiformavęs, mes jų nekeičiam, yra žalia zona, kurioje yra pakankamai vietos vaikų žaidimų aikštelė, yra įrengta poilsio vieta, lygiai taip pat greta, kur jau labiau yra pasiekiama būtent tam pastatui, kurį nagrinėjam, kita vaikų žaidimų aikštelė ir ta pati žali zona, jūs matote čia apačioje ir vidury nuotraukos. Lygiai taip pat yra numatytas atliekų išvežimas ir, kaip jau minėjau, parkavimo vietos yra numatytos valstybinės žemės sklype, nes yra kaip jau tos esamos susiformavusios, mes kažkokių daugiau jų neprojektuojam, nes pagal esamą plotą ir sukuriamus tuos butus, keičiant paskirtį, poreikis nedidėja ir galiu pasakyti, koks tos poreikis, nėra daug, Tai tas poreikis iš tikrųjų yra 0,3 parkavimo vietos, tai yra labai minimalus, nes pagal visus koeficientus senamiestyje tai toks gaunamas. Ir ką aš jums dar galiu papasakoti. Galite pamatyti savo planą su sprendiniais. Tai projektuojami 7 tūriniai stovlangiai. Jie pritaikomi kompoziciškai pastato architektūrai. Tai tokie su pusapvaliais langais ir stogeliais. Pagal štai čia išreikšto rizolito pagrindinį akcentinį langą ir čia tie pačioj stogelis yra. Tai tokie sprendiniai. Daugiau pokyčių pastate nėra. Tai apie paskirtį atkuriamo grąžintam pastatui jau pakalbėjo Miroslavas. Tai būtų tiek. Ačiū už pristatymą. Dar gal papildyčiau, jeigu Renata parodytum planus, kad pirmas aukštas labiau toksai, sakykime, tikinčiųjų socialiniai veiklai pritaikomas, tai yra ir susitikimų kambariai, ir galimai numatoma sekmadieninės mokyklėlės veikla ir kitokia labdaringa veikla. Antras ir pastogės aukštas, klebono ir bažnyčios padėjėjo apgyvendinimą. Tai paskirtis, taip sakant, istoriškai atstatoma, tarnauja pagrindiniam daiktui bažnyčiai. Nepaisant to, kad pastatas stovi kitame sklype negu bažnyčia, tai yra bažnyčia stovi Didžioji gatvė 14 sklype, projektuojamas pastatas stovi Didžioji gatvė 10A sklype. 10A sklypo naudojimas pakeitus paskirtį iš 14A pusės namo nenumatomas, išskyrus ten buitinių atliekų centralizuotą, sakykime, išvežimą. Kaip minėjo Renata,
parkavimas vykdomas valstybinėme žemės sklype pagal nusistovėjusią tvarką tarp 14 ir berods, dar tu pasižiūrėsiu, ir 16 namo, taip sakant, patalpų savininkų. Tai nepaisant to, kad pastatas 14 stovi Didžioji gatvė 10C sklype, jis tik fiziškai yra stovintis tame sklype, bet pačio, sakykime, sklypo privalumais jisai nesinaudoja. Tai yra funkciškai susijęs su bažnyčios žemės sklypu. Kas dar? Dar galima būtų pasakyti, kad žemės sklypo rodikliai nesikeičia, jie yra esami, lygiai taip pat aukštų skaičius yra esamas, pastato aukštis išlieka toks pats, bendrasis plotas padidėja 35 kvadratais, naudingas plotas atsiranda vietoj pagrindinio, nes pagrindinis yra naudojamas būtent negyvenamiesiems, o čia mes keičiam paskirtį. Ir tas bendrasis plotas, jisai jau kaip ir gaunasi toks pats, perėmė į naudingą. Tai pastato tūris išlieka toks pats, nes mes nekeičiame konstrukcijų, stovlangiai rengiami tarp esamų tų gernių ir energinio naudingumo klasė B, statinio atsparumo laipsnis 2. Tai būtų tiek. Taip, tas ploto padidėjimas yra susijęs su projektuojamais turiniais stoglangiais, kurie padidina plotą, ir vidaus perdangos keitimo sprendiniais. Pats pastato tūris nėra didinamas. Vyksta projektinių pasiūlymų sandėliavimo paskirties pastatų Didžioji gatvė 14 Vilniuje paskirties keitimo į klebono gyvenamąjį namą kapitalinio remonto projektinių pasiūlymų viešinimo susirinkimas. Šiam laikui suinteresuotų asmenų nėra prisijungusių jokių visuomenės ar suinteresuotų asmenų prie susirinkimo. Apie susirinkimą pranešta buvo pagal visus reikiamus procedūros reikalavimo taisyklės. Buvo ir šiuo metu yra pakabintas skelbimas apie projektinius pasiūlymus. Turiu paminėti, iš žemės sklypo naudotojų Didžioji 10A buvo atėję susipažinti gyventojai su projektiniais pasiūlymais į senamiesčio projektavimo patalpas. Buvo, prašau, papildysiu, bendrijos atstovas. Būtent to 10. Taip, bendrijos atstovas, buvo detaliai paaiškinta, kas daroma. Nei paštu, nei elektroniniu paštu, nei paprastuoju paštu, nei kitaip jokių pastabų iki susirinkimo pradžios nebuvo, pastabų pageidavimų dėl rengiamų projektinių pasiūlymų nebuvo gauta. Kaip matome, visuomenės susidomėjimas nėra didelis. Tai kol kas susirinkimas transliuojamas įrašui ir galimybė susipažinti suinteresuotiems asmenims vėliau. Tai šiuo metu gal darom pertrauką ir stebim, jeigu prie susirinkimo prisijungs norinčių dalyvauti asmenų, tuomet pakartosim pristatymą, ką minėjom apie šito projekto paskirties keitimą. Darom pertraukėlę. Laukiam, kol kas prisijungs.
Dar kartą laba diena. Vyksta projektinių pasiūlymų sandėliavimo paskirties pastato Didžioji gatvė 14 Vilniuje paskirties keitimo į klebono gyvenamąjį namą kapitalinio remonto projekto viešinimas. Susirinkimo pradžioje, kuris prasidėjo 3 valandą, buvom išrinkę susirinkimo pirmininką, tai yra architektė Renata Miniotaitė, ir susirinkimo sekretorių, mane Miroslavą Radžiūną įgalioto statytojo asmenį. Trumpai buvo pristatyti paskirties keitimo sprendiniai ir situacija. Per susirinkimo laiką, kuris jau vyksta 50 minučių, neprisijungia nei vienas suinteresuotas asmuo. Ar trečiųjų šalių, ar kitaip, ar kitaip suinteresuotas asmuo. Taigi susirinkimo sprendiniai buvo viešinami įrašui, kurį galbūt vėliau kažkas tai norės peržiūrėti ir pasitikrinti, kaip buvo atlikta viešinimo procedūra. Pagal statybos techninį reglamentą statinio projektavimas, susirinkimas turi vykti ne mažiau kaip valandą. Mums dar liko kokios 9 minutės iki susirinkimo oficialios pabaigos. Matome, kad suinteresuotų žmonių nenori prisijungti ir klausytis projektinių pasiūlymų pristatymo medžiagos. Paminėsiu, kad iki susirinkimo pradžios elektroninio susirinkimo skelbime nurodytais adresais elektroninio pašto, paprasto pašto nebuvo gauta jokių pastabų bei siūlymų susijusių su viešinamu projektu. Dėl viešinamo projekto buvo atėję žemės sklypo bendrijos atstovai į projektavimo įmonę, pasidomėjo, kas daroma, ir pastabų projektiniam pasiūlymam neturėjo. Manau, pakartotinai pristatinėti projektinių pasiūlymų nereikia. Projektiniai pasiūlymai pristatyti susirinkimo pradžioje. Tai mes tiesiog pabūsime iki reglamentuoto susirinkimo pabaigos ir jeigu nieks neprisijungs ir nieko nepaklaus, susirinkimą užbaigsime. Tai kol kas, galima sakyti, būdim susirinkime.
Šiuo metu vyksta, jau valandą kaip vyksta sandėliavimo paskirties pastato Didžiojo gatvė 14 Vilniuje paskirties keitimo į klebono gyvenamąjį namą, kapitalinio remonto projektinių pasiūlymų pristatymo viešinimo susirinkimas. Susirinkimo pradžioje pristatėm projektinius pasiūlymus, išrinkom susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Projektiniai pasiūlymai buvo išsamei pristatyti. Deja, iš visuomenės ir kitų suinteresuotų šalių niekas prie transliuojamo susirinkimo nuotoliniu būdu neprisijungė, tai yra nenorėjo prisijungti. Dar kartą paminėsiu, kad pastabų viešinimo skelbime nurodytais adresais, telefonais, elektroninio pašto adresais nebuvo gauta. Tai konstatuojam, kad praėjus valandai pagal reglamentą, kiek turi tęsti susirinkimas, konstatuojam, kad visuomenė projektinių pasiūlymų sprendiniais nėra suinteresuota ir šį susirinkimą baigiame. Ačiū visiems už dėmesį. Ačiū Miroslavai, ačiū visiems. Viso geriausio. Visa.